Sveiki, draugai. Na ką, pasiteisino mano tas pereitos savaitės spėjimas, kad visi šitie laiškų siuntinėjimai yra tik tai tam, kad nuvesti vaikus į nuotolinį mokymą. Ir nepavyko jiems su korona tą dalyką padaryti, nes mažai kas būtų jau patikėję, tai pabandė dabar padaryti va čia su tokiais ale kažkokiais laiškų siuntinėjimais. Kad tai realiai nekelia jokios grėsmės ir tai po to kažkas paslėpta, tai labai akivaizdu, nes persiuntė man irgi tėveliai šiandien laiškus iš mokyklų, iš pat ryto parašyta, kad, žodžiu, naktį gautas laiškas, kad čia jau kažkas tai nutiks, bet policija rekomendavo išvesti visus pusę 12 vaikus į lauką ir 12 valandą parvesti. Nu, nesąmonė kažkokia, ne? Tai jeigu policija atvažiavo iš ryto, dar prieš pat pamokas apžiūrėjo patalpas, tai kokio perkūno daryti tą čia tokią nesąmonę. Čia civilinė sauga, akivaizdu, treniruojamės. Ir pervest vaikučius į nuotolinį. Ir kas įdomiausia, kad pirma, kas davė idėją viso šito reikalo, ogi šiandien Živilė Pinskuvienė išėjo ir pasakė, o čia Širvintose mes pervedam vaikus į nuotolinį. Kaip beje, atsimenat, kaip skandalingai buvo pareikšta, kad Širvintose nebus ugdymo programos. Na tai supraskit, kad kaip sistema gražiai veikia, kaip gražiai dėlioja ir paima dabar jau tokius asmenys, kurios laiko dauguma žmonių, kad čia, oi, čia kariauja su valdžia. Niekas čia nekariauja. Čia vyksta vieningas, gražus veiksmas pasiekti vienokių ar kitokių tikslų. Tikslas yra greičiausiai pasitreniruoti civilinę saugą ir vaikučius išsiųsti į nuotolinį mokymą, kad vėl stogus rautų, kad vėl visuomenė būtų įtampai, kad vėl namuose krūvos problemų. O kaip ten su to vaikų teisių įstatymu, kad negalima vaikų palikti vienų? Kaip čia šitas įstatymas, ne? Kažkaip tai tylo, ne? Kaip tie visi kiti dalykai, tai supraskit, čia neišeina su korona, padarys su šitais laiškais. Ir jie tą patį tą savo tikslą pasieks ir va tie sisteminiai, kurie vaidina antisisteminius, jie va tuos, jų pagalba šitie darbai ir bus atlikti. Ir na, ruoškimės, neramus laikai ateina, oi, neramus laikai ateina. O ką, rytoj visų laukiu Kauno apygardos teisme 13 valandą, Mickevičiaus gatvė 18. Pasimatysim, pasižiūrėsim, ką ten nuspręs. Bijoti nereikia. Iki.